Kodėl pas mane ateiti į mokyklą reikia, ne? Kiekvienam. Taip, kiekvienam. Ir meistram, ir mokytojams kitiems. Ir kodėl būtent pas mane? Todėl, kad, kaip aš minėjau, aš gimiau su būtent matanti energetinius laukus. Aš gal galiu nepamatyti pilnumos priežasties pasekmės, vaizdo, kas įvyks, bet pojūtį nuskaityti, kaip skauda bus žmogui, matau iš karto, energetiškai tiesiog kokia spalva šviečia, koks pojūtis kūne atsiranda ir gebėjimą turiu ką, sustiprinti bendrą lauką. Ir jūs paprasčiausiai geriau matot savo praeitį, savo ateitį, gebėjimus pamatyti, iš ko jūs padaryti. Aš tiesiog įjungiu su savo galinga energija ir gebėjimu to, kas neturi. Mažai kas turi tokį gebėjimą, kaip pas mane. Jeigu norit pabandyti, ateikite konsultaciją, nemokama, kartais būna langai, kad aš darau nemokamas konsultacijas. Bet žmonėm neatėjo laikas pajausti, pamatyti, nes ateitis gąsdina. Jeigu jūs iš tų, kur baisu ateitis, baisu gėris, tai tada jum ne čia. Jum reiškia kitam gyvenime pasiseks. Aš nuoširdžiai sakau, atvirai, atvirom kortom žaidžiu. Jeigu pajutot laikas, koksai neša didžiulė srovė, energija, visi sakom, trūksta laiko. Aš klausiu, ar tikrai jo tiek yra, jūs jį išvaistote ir nematote kur. Tai kad to nebūtų, kad jūs būtumėt tikslingi, žinotumėt, ko norite ir nepražiopsotumėt šito gyvenimo, neišvaistytumėt jo. Ateikite į mano mokyklą ir suprasite, kodėl jūs tada nepražiopsosite. Jūs tada neprarasite ir suprasite, apie ką tik pažinę šitą mokymo metodiką. Nes visa tai pagrįsta mokslu, pagrįsta būtent žmogaus psichologiniais gebėjimais, psichiniais gebėjimais, pasakyti, pasauliu, kuriame jūs gyvenate. Ir ačiū Dievui, kad mokslas tiek pažengė ir nereikia, sakyt, kurti iliuzijos ir tikėti tuo, ko negali pamatyti. Jūs viską tą gali pamatyti ir suvokti. Tai kviečiu, kam tai įdomu, mano mokyklą. O šiaip, jeigu norite daugiau sužinoti, ateikite nemokamus webinarus ketvirtadieniais 18 val. Kviečiu visus. Ir tikiuosi, kad ateis tie, kurie nori pakeisti savo gyvenimą, sukurti save naują, sukurti save geriausią versiją ir turėti nuostabų kelią pažinimo savęs ir visų dovanų, kurias duoda visata. Štai taip, laukiu visų. Sėkmės.